Kartais nutinka gyvenime taip, kad mes kažkur užstringam. Tai gali būti darbe užstringam ir negalim niekaip išeiti, tai gali būti santykiai, tai gali būti kažkokie savo vidiniai iššūkiai, iš kurių tarsi negalim ištrūkti. Ir mes naudojam tam užstrigimui tarsi gydyti ar ne įvairias priemonės. Tai gali būti meditacijos, gali būti kvėpavimai. Ir dar yra vienas metodas, kad mes naudojam mineralus. Štai kristalas, koks gražus baltas kalcitas. Jisai yra naudojamas šitas daugiau meditacijai, bet jeigu jaučiat, kad reikia išėjimo, reikia augimo, reikia tos transformacijos, visą laiką rekomenduoju naudoti kalcitus. Kalcitai jie būtent padeda transformuotis. Pavyzdžiui, geltonas kalcitas, jisai padeda mums augti kaip asmenybėms. Jisai duoda žmogui vidinį švytėjimą, tarsi uždega vidinę saulę. Mėlynas kalcitas padeda sutelkti protą. Ir yra žalias kalcitas, padeda nurimti širdžiai. Tai va pasirenkam, ko reikia ir nešiojam kalcitus.